2026 metais būsto nuoma nėra pats blogiausias finansinis sprendimas, bet tuo pačiu būsto paskola irgi nėra pats saugiausias pasirinkimas, kaip kiti galvoja. Ir čia daug kas supyksta, nes visi nori aiškaus atsakymo, kas geriau, būsto nuoma ar būsto paskola. Bet realybė yra daug sudėtingesnė. Nes anksčiau logika buvo paprasta. Paimi paskolą, moki kaip už nuomą ir po 30 metų jau turi savo turtą. O dabar žmonės pradeda skaičiuoti palūkanas, pradinį įnašą, įrengimą, parkingą, baldus, augančias išlaidas. Ir dabar žmonės supranta, kad tiesiog turėti savo būstą yra žymiai brangiau nei mėnesinė įmoka. Bet tuo pačiu nuoma irgi nėra pats saugiausias variantas, nes kainos kyla, nėra jokio stabilumo, bet kada gali tekti išsikraustyti. Tada žmonės pradeda blaškytis tarp dviejų baimių. Bijo prisirišti prie paskolos, bet tuo pačiu ir bijo likti be savo vietos. Čia yra svarbiausia mintis. Sprendimas turi būti ne ką visi daro, o kiek tu uždirbi, kiek turi rezervų, kaip matai savo gyvenimą po 5 metų ir ar šitas būtas suteiks tau ramybę, o ne stresą. O kas tavo nuomonė yra geriau, nuoma ar paskola? Parašyk komentaruose, būtų įdomu išgirsti realų žmonių požiūrį 26 metais.